Sveiki visi, jūs esate mezgimo kanale Megzti paprasta, aš esu Kristina ir man labai smagu, kad jūs vis sugrįžtat dar ir dar į šį kanalą. Tai šis video bus blogas, tęsis jisai nelabai ilgai nuo ano trečiadienio, tai aš jūs pakviesiu truputėlį pakeliauti žodžiu laiku atgal, nes šiandieną mes jau turim pirmadienį. Tai žodžiu, žiūrim, ką aš jums prifilmavau ir tada jau susitiksim pabaigoje ir pažiūrėsim, ką pavyko nuveikti iš tikrųjų per šitas kelias dienas. Nu tai ką, sveiki visi, jūs esate mezgimo kanale Megzti paprasta, aš esu Kristina, šiandieną yra jau po Velykų kažkuri diena, kuri vadinasi trečiadienis, apie skaičius neklauskit, nežinau kelinta kalendorinė, laimingi laiko neskaičiuoja. Ir galvoju, kad jau ryšim su tuo, kad yra ir vaikų atostogos ir tuo pačiu ir man šiek tiek trumputės atostogos, tai galvoju, reikia kažką pradėti pafilmuoti ir parodyti, kuo aš čia gyvenu visą šitą laiką. Tai kaip mato, taip, Velykos pas mus jau praėjo, tik zuikis liko ir dabar turbūt pagrindinis mano procesas, ties kuriuo aš dirbau daugiausiai, yra štai šitas mano megztinis. Kaip galite matyti, aišku, šis siūlai yra paslėpti, tik nenukirpti. Procesas, progresas yra štai toksai. Mes turim abi dvi rankovės jau numegztas. Skirtingai nuo praeito megztinio galite matyti, kad aš čia darau siaurinimus. Aišku, jie atrodo tokiam rašte ganėtinai grubiai, bet galvoju, šiek tiek įvesiu pakeitimus ir, žodžiu, pasiaurinsiu. Tai kaip matot, kaip tai atrodo. Šiaip vizualiai jie yra teisingi, viskas su jais yra tvarkoj. Per vieną eilę susisiaurina 4 akys, nes, kad nepaklystumėm iš rašto. Manau, po skalbimo dar gal šiek tiek tas vaizdas pagerės, neliks čia šitų tokių skilučių, visokių visko. Šiaip principe, techniškai viskas yra teisingai padaryta, tik tiek, kad atrodo ganėtinai grubiai. Tai priminsiu, kad mezgu šitą megztinį iš štai tokių siūlų, Gazal Organic Baby Cotton, kur yra 50 gramų 115 metrų ir šita šlapenkos spalva. Pas mus yra Anava 416. Tai dėl ko aš dabar nusprendžiau iš karto išsimegzti tas rankovės, nepabaigusi megzti kūno, nes, man atrodo, praeitame video aš nesakiau, bet pirkau visą pakuotę šitų siūlų, žodžiu, 10 kamuoliukų. Tai šiai dienai su tokiu progresu aš turiu, štai yra visas mano likutis siūlų. Faktas, kad man jų neužteks, teks šiek tiek nusipirkti. Aš atsiprašau, dabar yra arti 5 valandų pikas ir pro mūsų gatvelę autostrada vyksta. Prisivėriau langą, kad mums čia labai niekas netrukdytų per daugiausiai. Tai žodžiu, apie ką mes kalbėjom, apie siūlus, ar ne, kad aš turiu štai tik tai tiek ir manau, kad man tikrai dar truks, kad aš numegzčiau pilnai tą megztinį 1 arba 2 kamuoliukų. Būtų labai gerai, kad pataikyčiau ir į šitą partijos numerį. Šiaip pasikartosiu dar kartą, nežinau, esu sakius ar ne, šiaip vengiu megzti dabar jau iš turkiškų siūlų, nieko prieš juos neturiu tikrai, tiesiog. Bet šitie siūlai kaip medvilnė ir dar kaip medvilnė, pabrėšiu, jie tikrai turi visas mano simpatijas. Tuo labiau, kad jau turiu megztinių, kurį sėkmingai nešioju.
Žodžiu, toksai mano didžiausias yra progresas, rupūs miltai, kaip man jau jisai ilgai mesgasi, aš jau noriu, kad jau jisai būtų kuo greičiau pabaigtas. Akys apmestos, štai kas įdomiau yra, akys apmestos itališkų būdų, rankovės ir apačia megztinio bus užbaigta irgi tuo itališku būdu, šiek tiek, vat, kaip galite matyti, užbaigiau laisviau tą vat, itališko užbaigimą, nes medvilnė panešiojus jinai patysta ir šitas raštas jisai, va, matot, va, jis toksai neprognozuojamas absoliučiai yra. Tai va tam, kad kai patys man, žodžiu, šitas visas reikalas, kad man nebūtų labai suveršta per riešą. Tai va, toksai tatais procesas, dabar noriu sumegzti viską, ką turiu ir žiūrėsiu, kiek čia man dar ko truks. Aišku, idealių variantų, tai galėtų iš vis nieko netrūkti. Šiaip 500 gramų, ir dar su trūkumu, turiu pasakyti, kad megztiniui yra daug. Aš jau kadangi pripratau megzti iš visokių vilnų, kur megztinis sveria taip maždaug 400 gramų, tai vasariniam megztiniui, sakykime, tie 500 gramų skamba daug. Ir kad man nebūtų taip liūdna megzti, vat aš pas save radau likutį tokių vat žvynelių, tai yra ant viskozės siūlo. Ir jeigu manęs atmintis nepaveda, tai yra Fildar gamintojo šitas viskozinis siūlas su žvynukais. Nežinau, ar čia jo labai reikėjo, gal galėjau megzti visai be nieko, bet vat, kas 50 eilių, aš va taip įmesgu po, sakykime, vieną tą pilną eilę arba 2 rašto eilės, va šito tokio žvynelinio siūlo. Žinot mane, mangi... Kad tik blizgėtų viskas. Tai va, dabar apie įdomesnius dalykus, kas yra įdomesnio šitam megztinyje. Šiaip nežinau, jeigu jūs, pavyzdžiui, mezga dažnai reglaną, turbūt esat susidūrę su tuo, kad yra ganėtinai sudėtinga išmegzti priekaklį ir vėl grįžti megzti ratu, kai raštas keičiasi kas eilė ir, tarkim, sudaro 2 akis. Net, tarkim, perliukų kokio ar ten dar kažkokiu raštu. Tai šičia labai įdomus sprendimas yra. Šiaip aš, savo mezginiuose nelabai toleruoju, bet tokiu atveju labai pasiteisinęs dalykas, vat štai yra tas vadinamas ne azijietiškas, japoniškas, aš nežinau jau kaip jie vadinasi, žinokit, va, kai prieš atskiriant rankovės pasimezga šiek tiek tiesiog nugaros dalis tiesiai. Apvaliai, apykakliai taip, tai yra labai gerai, reklamui, sakykime, kai nėra kitos išeities, o to priekaklio bent jau kažkoko norisi, tebūnie. Tai toks jau yra čia sumanimas, bet šiaip galvoju, labai geras išėjimas yra iš padėties, nes palikti be nieko, ne biznis. Save gerbiančiai aprašymų rašytojai pasikartos šitas megztinis yra pagal Lana Knit. Vat. Tai va, žodžiu, antras dublis juda, dar norėčiau, kad jau link pabaigos, bet dar jaučiu, kad dar man teks labai padirbėti ties juo. Tai vat, tokie mano siūliniai likučiai ir progreso dar čia trūksta. Bet jau didžioji dalis, pripažinkit, jau mano yra nudirbta. Taip, stumiam į šoną šitą progresą ir kad man nebūtų taip liūdna, tai kur buvus, kur nebuvus, aš užsiveisiau naujų procesų. Tai vat, vienas iš jų yra Petit Knit. Šitas šampaninis kardiganas. Tai aš kaip visą laiką, turbūt kiekvienoje situacijoje man reikia išrasti tą savo dviratį, vat ne veltui aš esu avinas pagal zodiaką, viskas turi būti pagal mane. Tai sugalvojau, bemegzdama vat šitą savo megztinį, žodžiu, suženyti 2 savo turimus štai siūlus. Šitas mano siūlas yra mercerizuota medvilnė, kur aš jau esu rodžiusi juos ir sakiusi, kad gyvenimas manęs nieko nemoko, nes aš jau esu turėjusi patirties su šitom mercerizuoto medvilnėm. Ir keikiausi, spjaudžiausi ir jie virto į servetėlės, buvo išardyti, išmesti ir kas tik nenorit.
Ir radau vat štai tokią babiną pas save iš Woolly. Irgi yra pirkti siūlai. Kas tai yra per sudėtis, žinokit, manęs jūs neklauskit. Šiaip gerai pasikuitusi. Kažkur gal užrašuose aš rašiau, kas tai yra per sudėtis, bet jeigu manęs neapgauna atmintis, čia yra kažkas gal kažkiek lino, kokio šilko, medvilnės, vasarinė sudėtis ir kaip galite matyti, siūlas yra sudarytas iš kelių atspalvių, šitokios balto siūlo ir tokio kaip alyvinio, nežinau. Principe man vienas jisai mezgant yra per plonas ir nepatinka man, nežinau, kodėl aš jį pirkau iš tikrųjų, gal kad buvo su žvyneliais ir nebrangiai kainavo. Aš manau, kad žinokit, priežastis bus tokia. Tai žodžiu, man reikėjo jam kompaniono. Šiaip turėjau mintį nusipirkti kokio plonyčio merino, kokios ryškios rožinės ir baltos spalvos ir kažkaip jį paversti, sužibėti kitom spalvom, bet sakau, bemegzdama šitą ir galvodama, kad jau man labai nuobodu darosi megzti vieną procesą ilgą laiką. Mintyse aš pradžiai suženijau, paskui greitai vieną savaitgalį pasimezgiau mėginuką, aš iš jų abiejų ir man visai patiko tas vaizdas, tik tiek, kad čia toksai absoliučiai jau vasarinis variantas. Kaip galite matyti, mezgu sudėjus abudu siūlus ir mezgu šitą šampioninį kardiganą. Aišku, į tuos tankius aš net nepretenduoju papulti. Ir ką aš čia jau turiu. Šiaip mezgu aš jį dar sąlyginai visiškai neilgai, porą dienų tik tai, porą vakarų tiksliau. Persimezgiu prieš filmuodama ant metrinio valo. Mezgu 5 numerio virbalais. Šiaip turiu pastebėti, kad aš dažnu atveju pamirštu, kokio numerio virbalais aš ką mezgu. Tai man labai naudinga yra savo video paminėti tai, kad aš paskui, kai man kyla klausimų, aš tada galiu peržiūrėti savo video senus ir, žodžiu, prisiminti, kokio numerio, koksai mezginys yra megztas. Tai kaip tai atrodo, formuojasi, žodžiu, priekis, reglanai. Ir dabar kokie pakeitimai buvo padaryti mano pagal šį aprašymą mezgant. Šiaip galiu dar iš arčiau parodyti, kaip tai visą tai atrodo. Man atrodo, gal visai neblogai, žinokit, atrodo, yra čia tų nelygių akių, bet jau aš nebeišlaužiu iš savo rankos, kad jau megzčiau kaip mašina. Aišku, svajonė būtų. Tai ką aš padariau, kas man labai patiko pas Petit, šiaip jinai, sakykime, liaudiškai neapsikrauna ten kažkokiais priekakliais, dar kažkuo, tai šičia priekaklis yra pagal jos aprašymą, bet aš aišku mezgiau pagal save. Man visą laiką faina yra turėti šiek tiek ir nugaros įgilinimą. Kaip galite matyti, šiek tiek, kad apvalesnė ta nugaros linija eitų, o ne tiesi. Tai aš porą apsisukimų padariau, nugara, rankovė. Tai ir kitoj pusėje lygiai taip pat, kas duoda tokį gražų linkį. Ir dar vienas dalykas, kas yra ne pagal ją. Aš aišku pasikoregavau pagal savo jau tas papildomas eilės ir akių skaičių, kokį apsimečiau. Šiaip apsimečiau megzti L dydį. Bet mano apmestų akių skaičius yra šiek tiek mažesnis, nes, sakau, man paskui prisidėjo pakankamai tų akių pagal jau mano susikurtą šitą priekaklį, kaip aš jį mezgiau. Tada ką aš darau kitaip. Kas man principe labiausiai nepatinka šitame aprašyme, tai kad mezgant vienu metu, pasiekus tam tikrą akių skaičių, pasibaigia pridėjimai rankovėm. Tiesiog tu mezgi kaip ir ale reglaną, bet akis pridedi tik tai priekiui, nugarai ir priekiui ir formuoji tą iškirptę. Ten kas kažkelintą eilę. Tai ką aš padariau, aš iš karto pakeičiau rankovėm, net ir galite matyti, kad gaunas tos tokios laužtos linijos, kol mezgėsi priekaklis, tai visur aš pridėjau akis kas antroje, kaip megzdama tą tradicinį reglaną. Ir dabar jau, kai mezgu rankovę, kai pabaigiau išmegzti šitą priekaklio, žodžiu, dalį susiformavau, ką aš darau, kad man nenutrūktų iki mezginio pabaigos pridėjimai rankovėm. Čia vėl principinis dalykas toks, bet aš turiu tų tokių keistumybių. Tai ką aš darau, aš rankovėm akis prisidedu kas 4 eilėje.
Nepaisau aš jos duotų instrukcijų, tiesiog aš mezgu taip, kaip man atrodo. Ir aišku, kadangi aš kuo toliau, tuo labiau sukalu savo mezginius, čia gal su kokiais psichologiniais dalykais susiję, aš nežinau. Tai ką aš darau, aš sukinėju virbalus. Aš nemezgu, kad mano būtų abudu virbalai 5 numerio, vat kaip galite matyti. Mano vienas virbalas čia augų yra 5 numerio, kitas paduodantis virbalas yra 375. Ir aš kas eilę, vat turiu pasidėjus, kažkur čia pasislėpė pas mane raktelį. Ir aš kas eilę persuku, kad man laisvai paduotų akis. Nes jeigu aš mėgščiau pirmyn atgal su 5 numerio virbalu, aš išprotėčiau, garbės žodis. Man, pažiūrėkit, jo nulenda tas virbalas, bet man reikia labai daug jėgų, kad aš galėčiau prastuminėti tas akis, nes mano mezgant, kaip galite matyti, akys eina konkrečiai palei virbalą. Tai aš jau geriau sugaištu tas kelias sekundės, persisukdama virbalus, pasikoreguodama tą, žodžiu, savo virbalo numerį paduodančio tam kartui virbalo, negu aš stumdau ir paskui žiauriai skauda pirštų pagalvėlės šitas, kai reikia stumt kietai, įtemptai kažkaip daryti kažką, paskui kenčia ir pečių juosta, viskas. Tai vat, toksai yra mano antras progresas. Šiaip turiu įtarimą, kad man truks siūlų vėlgi. Aišku, dabar šito tai tikrai netruks. Šito tai manau, kad dar ir liks. Manau, kad gali trūkti medvilnės, konkretaus metražo aš jos neatsimenu, bet aš vėlgi pasižiūrėjau savo vieną iš senesnių video, lyg aš buvau minėjus, kad čia yra kažkas apie 260 metrų 100 gramų. Tai, žodžiu, mezgu tol, kol mezgu. Manau, kad gali būti, kad šitas mano šampaninis kardiganas bus tiesiog trumpom rankovėm. Kadangi sudėtis yra medvilninė, tai čia nėra nieko tragiško ir baisaus, tiesiog bus kaip užmestukas. Galėsiu nešioti kaip užmestuką trumpom rankovėm šiltuoju sezonu. Tai vat, toksai mano dar vienas procesas, ties kuriuo aš dirbu. Dar tarp kitko, ką aš noriu pasakyti, kad šitų siūlų aš nesu patenkinta, nes, vat kaip galite matyti, netgi vat kažkur mačiau, yra labai daug, kadangi siūlas sudarytas iš daug siūliukų, žiauriai daug yra va tokių atsipalaidavusių siūlų. Nu, nerealiai daug. Ir netgi pačiame mezginėje aš jau bandau kažkaip į vidurinę dalį įmegzti dar kažką, kad pas mane liktų vidiniai daly, vat matot, va, kabo ir žvyneliai. Nu, toksai vaizdelis, nežinau, yra dar tikrai, va, matot, va, kabantis tokie siūlai. Aš aišku mėginu su tuo kovoti, bet pripažinsiu, kad erzina. Nu, vat. Tai vat. Manau, kad tas melanžas toksai visai, gal jisai ir nieko gaunasi. Man visai patinka, tuo labiau, kad tie balti žvyneliai labai gerai atsiliepia vat, štai su šitu mano siūlu. Tai va, dar toksai vienas mano procesas ir ką aš dar veikiu. Dar čia žinokit, ne viskas. Ką aš dar veikiu? Nu, taigi, vat, ką aš veikiu, žiūrėkit. Nu, vat. Štai kuo aš dar užsiemu. Šiaip, nu, aš turiu tokią tradiciją, kad, pavyzdžiui, kiek esu darbuose, kur dirbusi, tai kai kolektyve pradeda kažkas lauktis, nu, nepaisant vyras ar moteris, aišku, vyras negali lauktis, bet ar, tarkim, kokio kolegos žmona laukėsi, ar kolegė kokia, tai aš visą laiką jau numezgu kojinytės. Nu, man tai atrodo visai gražus gestas. Tuo labiau, kad darbe dauguma žino, kad aš mezgu. Tai vat, nu, šita kojinytė tai yra jau antra iš poros, viena kojinytė yra numegzta, bet liko, aš pamiršau ją pasimti iš darbo, jinai liko pas mane darbiniam stalčiui, o šita vat yra numegzta ir išskalbta. Mezgiau iš Kardifo likučių, tai yra 100% kašmyras ir pažiūrėkit, kas per pūkuotumas. Kaip debesėlių, kokio klausykit pasidengus tą kojinytę. Kadangi Kardifas pats iš savęs jisai, nu, galima sakyti, nelabai gal laiko tas gumelės, va šitas, va, tuos kraštus, tai kažkodėl man taip atrodė visai nebloga idėja megzti dvigubą kraštelį, va tokius, kad būtų su atvartėliu. Nu, šitas dydis tai jau pretenduoja tikrai tapti tom naujagimio kojinaitėm, bet. Tai va, nežinau, iš tikrųjų, paslapčiukė šita, kuriai mezgu, žodžiu, tam lėliukui
kojinytės, nesako ar mergaitė ar berniukas, kažkaip labai lysti ir klausinėti irgi ne biznis, nes nori būti įkyriai, bet, mes galioju. Tai va čia yra iš Kardifo likučių mano mėgsta kojinaitė, sakau, antra yra numėgsta tik tai darbe ir kažkaip vakar pradėjau žiūrinėti, kad dar vieną porą tokių didesnių gal kojinaičių numėgsti. Susiradau, pradžiai tai susiradau iš tikrųjų, tuoj atnešiu, parodysiu ką. Turiu tokį kamolį, pirma užmačia tai buvo tokia, kad numėgsti vienas jau tokias švelnes kojinytės, kitas numėgsti šiek tiek labiau pabadančias, kaip lėliukams sako, kad padėlius pakutentų, žodžiu, kraujotaką paskatintų. Tai aš turiu štai tokį kamolį. Čia yra 100% alpaka iš Nemuno alpakų ūkio. Žodžiu, lietuviškų alpakų siūlas, bet man mezgant pasirodė, čia nėra ta baby alpaka, man rodos, aš turiu dar kažkur suruogą, kad gal bus kokia baby alpaka, arba čia yra tiek prisotinta tos verpimo, gal kokios alyvos dar kažko. Bet man šitas siūlas, žinau, kad aš vakar pasimėginau megzt bandyti ir man jisai pasirodė, labai grubus. Net lėliukai man atrodė per grubus kažkaip. Suprantu, jeigu pati, būsima mama eitų kokioj mugėj, ir užstebėtų tokias kojines ir nusipirktų pati pačiupinėjus pajautus. Bet dovanoti kojines iš tokios, sakykime, gan aštrios. Aš suprantu visas tas savybės, suprantu, kad alpaka ir, žodžiu, ir jinai šildo geriau negu įprasta vilna, kad čia yra sveikiau, geriau, natūralu, lietuviškas ūkis, žodžiu, ta visa moralinė vertė to siūlo ir tų kojinyčių būtų beprotiškai faina, bet kažkaip gal man saugesnis variantas būtų tiesiog nemegsti tų kojinaičių dovanai iš šitų siūlų, kad ir kaip jie būtų gerai, ar tiktų, ar dar kažkas. Tuo labiau, kad ir tėvai yra skirtingi ir sakau, ir nežinau, autų, neautų, tas kojinaitės norisi padovanoti tokias, kurias tikrai, nebūtų baisu apauti, nes, tarkim, paimtų, pačiupinėtų. Aišku, aš dar nežinau, kaip tas siūlas atrodytų po skalbimo, nes nebandžiau skalbti. Tai ką aš padariau, man liko vienas dar kamoliukas Drops Daisy, siūlų baltos spalvos. Tai aš paėmiau ir apsimečiau štai tokias kojinaitės. Nežinau, čia koksai dydis, gal jau čia arčiau metukų gal? Ne metukų, gal pusmečio. Ir numegsiu porą tokių kojinaičių. Šitą kojinaitę šiandien aš ją tik pabaigus, jinai yra šiaip išplauta. Dar šiek tiek drėgnoka, pas mane ant saulės padėta, jinai džiūsta. Tokį paprastą raštelį aš paėmiau tai kojinaitį. Ir dabar lieka man tik tai numegzti antrą tokią kojinytę. Šiaip jeigu įdomu, tai mezgu taip iš siūlų Drops Daisy 3,25 numeriu, apsimečiau 32 akis ir raštas yra, šiaip yra 4 eilės, 4 akys. Pirmoji eilėje mes mezgam taip, 3 geros, viena išvirkščia. Tada sekančią eilę mezgame geromis akimis, dar sekančią trečią eilę mezgam viena gera, viena išvirkščia ir 2 geros akys, tada sekančią eilę išsimezgam gerom akim ir vėl kartuojam nuo pirmos eilės. Tai kulną mezgiau prancūzišką, tą tokį standartinį, atrodė man visai gal gera idėja pratęsti tą raštą ant kulno dalies. Tokios paprastos lėliukiškos kojinytės, nežinau. Ir ką reiškia merino vilnelė, kad, žymiai tas tempimasis yra geresnis negu Kardifo. Kardifo, aišku, švelnumas tai yra neišpasakytas, bet tas tempimasis jisai mažesnis yra negu kad merino vilnelės. Tai tokie, šiaip labai miela megzti šitas kojinytės, pasikartosiu ir visą laiką, pavyzdžiui, ir mezgimo SOS grupiai kažkas dalinasi, kad mezga kojinaitės kūdikiam, tam daiktelius kažkokius dar kažką. Nežinau, nieko mielesnio pasaulyje turbūt iš kūdikių šitus visus reikmenis, drabužėlius, viską nėra mielesnio mezgimo. Taigi, Ir ką, minėjau, man atrodo, kad čia šiandieną pas mus yra trečiadienis, tai mes šiandieną nuo ryto su savo
Bernužėlių, žodžiu, su sūnum. Važiavom, reikėjo šiandieną į centrą atsimti jo pasą. Užsisakėm pasą, žodžiu, kad jau vyras būtų dokumentuotas viską, nes jau kortelė, kuris jis turėjo, buvo pasibaigusio galiojimo. Nu ir kadangi mes, aišku, važiavome su viešuoju transportu, nes ten, nežinau, kaunietės, gal žinot, ten Šventos Gertrūdos gatvėje, nu ten realiai nėra kur pasistatyti mašiną. Ten viena nervatriopka, atsiprašant, su parkingu ir tai klausimas, ar tu rasi, ar nerasi tos vietos. O tuo labiau esu sapnavus, kad Uniparko parkavimo programėlė nuo manęs nurašė 148 eurus. Tai jūs įsivaizduokit, jeigu aš sufeilinčiau ir tai iš tikrųjų atsitiktų, nu, labai gaila. Tai va, ir, žodžiu, mes ganėtinai anksti ryte buvom, atsiėmėm tą pasą ir kai buvom Kauno branče su Greta, atsiprašau, žemės drebėjimas, kai buvom Kauno branče su Greta ir Dominika, žodžiu, mes praėjom senamiesčiu Vilniaus gatve ir užstebėjom, kad ten yra karališkos Vilnos siūlų parduotuvė. Nu, aišku, čia nejuokiausi su žodžiu ta mergina, kur dirba šitoje nemezgimo, o karališkoj Vilnoj, kad sakau, jeigu pas jūs būtų vaizdo kameros ir jos stebėtų, tai sakau, jūs būtumėt matę, kaip mes, sakau, sylėjomis, bandydami žvelgti, ką jūs turit per vitrinas, nes tada buvo sekmadienį, žodžiu, ir faktas, kad jos nedirbo. Tai žodžiu, šiandien mes abudu, žodžiu, leidom savo nueiti į Liusi kepyklėlę, kur buvo brančas, tarp kitko. Šiandien kaip tik mačiau, yra įdėtas skelbimas, kad gegužės 18 dieną vėl Liusi šitoj kepyklėliai vėl bus paskutinis, man rodos, jau šį sezoną Kauno mezgėjų brančas. Tai žinokit, žiauriai kviečiu. Ateikit, pasilabinsim, bus labai fain ir skanu. Kruasanai tenai fantastiški, kava labai skani. Žodžiu, šiandien mudu abudu su savo, žodžiu, Bernaičiu buvom užsukę tenai. Tai maloniai ir skaniai praleidome laiką. Tai va, grįžtam prie to, kad mes buvom toj karališkoj Vilnoj. Ir aš įdedu truputėlį jum video. Pasiprašiau, kad man leistų šiek tiek pafilmuoti lentynas, aišku, prašė, kad nefilmuočiau jų megztų gaminių, nes ten tokių, nu, labai gražių yra, turiu pasakyti, ekskliuzyvinių mezginių. Man labai patiko. Jeigu būsit ar esat Kaune, tai užsukit, pasižiūrėkit. Ir tenai, žodžiu, asortimentas yra toksai, nu, sakykim, toks įdomesnis. Tai va, pasisukiojame tenai abudu su sūnum, žodžiu, tarptų lentynų. Jūs pasižiūrėkit, kas ten tose lentynose slypi, o aš tuoj pat jums pažiūrėjus parodysiu, ką nusipirkau.
Tai va, kaip galėjot matyti, žodžiu, tenai tų siūlų yra visokiausių gamintojų, visokiausių ir ką aš pirkau. Ašgi jums sakiau, kad mane neša ant tos rožinės spalvos, nors tu ką. Jeigu aš apsirengti, nusipirkau, prisipažinsiu, nusipirkau, žodžiu, ir tokią bliuzelę tokią su rožinio oranžinės spalvos, nusipirkau ir tokią palaidinę, žodžiu, rožinę, bet tokias švelniai rožinės, kad jau man nebūtų, žodžiu, labai baisu išeiti į gatvę, kad neįčiau kaip šviesoforas, bet galvoju taip, šiaip man kažkokiam procesui, dabar nelabai reikia tų, žodžiu, siūlų ir stengiuosi aš jų nepirkti, kad aš čia neprisidaryčiau dar daugiau šitų savo procesų, nes reikia pradžioj nusimegzti, ką aš turiu. Aš porą tokių didelių turiu tų procesų, malonumai pamegzti irgi turiu ką. Tai vad galvoju, pasimsiu kokį nors siūlų kamoliuką kojinėm megzti. Tuo labiau, kad ateina vasara ir tikrai manau, kad su panom megsim kokias nors vasarinės tas vesto kojinės, kaip ir anais metais mezgėm. Viešpatie, aš šiandien žinokit, kažko labai jau drebinu jums vaizdą. Tai žodžiu, tai mes ten sukamės pro tas lentynas ir ką aš išsirinkau. O išsirinkau va štai tokį, žodžiu, gyvenimo džiaugsmu trykštantį kojininių siūlų kamolėlį. Ir kas čia yra per kamoliukas pas mus, vat kaip galite matyti, tai yra Langjardens Mille Coloris Socks and Lace Luxe. Super wash, tai yra kojininė sudėtis ir jisai turi savyje liureksą, tokį blizgutį, kaip galite matyti, bet tas liureksas nėra tas, kaip mums įprasta, tas toksai, bet čia yra toksai, kaip jeigu esat matę, kai verpia siūlus, deda tokį kaip žolytę, ne žolytę, nes vat, kaip galite matyti, tas liureksas vat, yra vat, tokie, jisai toks, nepašerpetuojas. Tai va, bet jau spalvos, kažkaip jums dabar šiek tiek ryškiau matosi, negu kad realiai yra, bet tai yra pakankamai ryšku. Ir va, galvoju, kad labai gerai kartais yra turėti savo siūlų kolekcijoje tokių va štai ryškių spalvų, kurias galima kaip nors labai gerai pakomponuoti, pachimičinti, kai reikia kur nors kažko tokio ryškesnio, gražesnio, akcentiško, o net jeigu ir nusimegščiau aš tas kojines vat, iš tokių džiaugsmų trykštančių spalvų, tai man atrodo būčiau labai laiminga ir su pasididžiavimu galėčiau aš jas nešioti. Tai žinokit, vat, per tą mėnesį laiko vienintelis mano pirkinys ir yra šitas kamoliukas siūlų. Šiaip aš ir toliau žinokit, kažkaip man visai neblogai gal sekasi, sakyčiau, megzti iš to, ką aš turiu. Kai jau labai reikalas prispaus arba tenai kažko užsimantinysiu, kažko labai naujo ir nerasiu pas save siūlų tam. O tai gali būti, nes aš nusipirkau aprašymą iš Sari Nordlund šito, viskas pas mane šiandien su šampanu susiję. Irgi tą šampanį puloverį, įdėsiu nuotraukėlę kažkur, va čia, va, kaip jisai atrodo. Tai va, labai norėčiau ir jį nusimegzti. Turėjau mintį megzti kaip vasarinį variantą iš kažkos medvilnės, tuo labiau buvau ir siūlų nusižiūrėjus, bet nenusipirkau. Bet manau, kad rudenio, gal net ne visai rudenio, šiaip ant rudens aš jau norėčiau jį turėti. Išsirinksiu kažką tokio, gal kokios pusmedvilnės, ne pusmedvilnės, pusvilnės, kokios medvilnės su vilnelė kokia merino. Ir nusimegsiu aš tą megztuką, nes jisai yra be galo gražus, jis nevertas gulėti spintoj, būti numegztas iš kažkokių ekstra karštų siūlų, aš jau norėčiau su juo vaikščioti ir į darbą ir visur. Tik pasikartosiu, kad pas mūsų ofisas žiauriai karštas žiemą būna, tai ne biznis megzti kažkokius megztinius iš labai labai karštų sudėčių siūlų. Tai vat, tarp kitko, kas liečia sudėtį, tai yra taip 73% vilna, 25 poliamidas ir 2% poliesteris, tai va tie va žvilgučiai tokie 100 gramų 400 metrų, siūlau spalva 859. Tai va, tai aš tai galvoju, kad šiam kartui aš jau čia jums priplepėjau nuo Adomo ir Ievos, žodžiu, pradėjus apie viską, kas čia vyksta tam mano mezgiminiam pasauly. Manau, susitinkam mes gal
rytoj, poryt pažiūrėsim, ką čia mes gero nuveiksim ir ką čia mums pavyks numegzti per tą laiką iki kokio, pavyzdžiui, savaitgalio. Nes jau savaitgaliui visai norėčiau jums įkelti paruoštą video. Tai va, viskas. Tam kartui tiek ir susitinkam po 2 sekundžių. Tai labas rytas, pas mane jau ankstus ketvirtadienio rytas, dar nėra net 7 valandų. Galit matyti, pas mane jau yra kava paruošta ir kojinytė antra numegzta. Viena jau yra pilnai išdžiūvus, kita dar yra šiek tiek drėgna. Mano chebra mokslinčiai miega dar, tai žodžiu, stengiuosi kalbėti patyliukais ir veikia indaplovė, tai žodžiu atsiprašau už pašalinius garsus, bet norėjau pasakyti, kad vakar prie serialo, žodžiu, vakare numezgiau šitas kojinytės. Kaip sakiau, mezgiau už Drops Daisy, kur yra merino vilna, 50 gramų 110 metrų, 3,25 numerio virbalais, spalva pirma. Ir sumezgiau, galiu, sakykime, teikti, kad sumezgiau kokius 35 gramus, nes pasvėriau likutį. Likutis yra man likęs 15 gramų. Tai va, šiandienos planas, o dabar dar būkim lietuviai, truputį galvoju pasimegzti to šampaninio kardigano, nes 9 valandą važiuoju į manikiūrą, nes jau nagai prašosi pagalbos. Tai ką, geros tada dienos mums visiems ir iki sekančio. Sveiki dar kartelį. Šiandieną aš jau turiu pas save šeštadienį. Po teisybei, galit matyti, yra 16:38, vadinasi, iš 22 minučių bus Dominikos video. Ir aš, kai visi namuose neberandu geresnės lokacijos, kaip tik tai atsiklaupus žodžiu prie lovos parodyti, ką čia man pavyko nuveikti nuo trečiadienio. Man rodos, trečiadienį aš buvau pasijungus, paskui ketvirtadienį greitai ryte prieš važiuojant į manikiūrą. Buvau prisijungus, parodžiau, kad numezgiau antrą kojinytę. Tai kojinytės yra išskalbtos, dabar reikės nupirkti tik tai kokią nors gražią dėžutę su langeliu. Ir žodžiu bus paruošta padovanojimui. Ir ką, ir žodžiu ketvirtadienį aš ėmiausi megzti va šitą šampaninį kardiganą pagal Petit.
Nu, kaip matot, progresas šiai dienai yra toksai. Nu, nežinau, žinokit, nepasižymėjau tiksliai, kiek aš jums rodžiau, bet, nu, sakykime, nu, vat, kažkiek tiek pamesgiau. Turiu pasakyti, kad mezgasi man ganėtinai sudėtingai, jeigu lyginant, vat, kur aš mezgu, nu, mano dabar taip sutapo, abudu procesai yra medvilniniai, tai lyginant su Gazal medvilne, tai Gazal medvilnė yra kaip, nežinau, gal kaip, jaučiasi, kad būtų kaip minkščiausia vilnelė, palyginus vat, su šituo mano kokteiliu, ką aš čia mezgu. Tai, vat sakau, toksai yra mano progresas, turiu čia tokius užrašus, žodžiu, kur ponas Dievas galva nusisuktų tuose mano užrašuose, tai man liko dar išmegzti 8 eilės. Žodžiu, išmegsiu 8 dar eilės, kas pas mane yra, kiek čia tos 8 eilės, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nu, vat kokie 3 centimetrai ir jau tada įvyks skyrybos, atskirsiu rankovės ir kūno dalį. Ir ką, ir megsiu toliau jau, kiek man čia tų siūlų užteks. Kažkaip labai keista, bet tas baltas siūlas atrodo, kad niekaip man jisai, nu, nemažėja. Nu, mažėja, aš jau perdedu, aišku, kaip visada, bet ne taip greitai, kaip aš tikėjausi, kas yra visai nebloga naujiena. Tai vat, tokie reikalai su šitu kardiganų būsimu, jeigu aš jį įveiksiu, nes prisipažinsiu, čia man mezgant tų mintelių kyla visokiausių. Tai dedamės į šoną ir imam žiūrėti. Tai va, čia priminsiu, buvo mano 4-dienio darbas, o 5-dienį aš jau šventai pašvenčiau štai šitam grožiui, va, kaip galite matyti. Rodžiau, kad rankovės yra numegztos ir rodžiau, kokį likutį aš turiu siūlų. Ir rodžiau dabar, jeigu nesumeluot, kažkur vat štai čia buvo. Tai kaip galite matyti, per vakar dieną, tarp visų žodžių reikalėlių, atostoginių, tai vat, štai vat tiek pamesgiau. Nu, galima sakyti, geros 50 eilių, nes čia viena va ta eilė vadinamoji susideda iš 2 eilių. Tai kaip ir žinokit, viską sumezgiau. Ir galvojau užsisakyti internetu iš ten, kur aš pirkau, žodžiu, tuos savo siūlus. Bet prisiminiau, kad pas mus Kaune Urme yra viena parduotuvė, kuri irgi turi Gazal. Nes tenai aš pirkau, žodžiu, kai mezgiau savo baltai, tai mano tie Gazalio siūlai buvo iš tos parduotuvės ir galvojau, bala nematė, sumokėsiu brangiau. Bet aš jau juos turėsiu čia, nu aišku, jeigu man pasiseks. Nu ir ką šiandien, nu kadangi taip ar taip važiavam apsipirkti savaitgališkai, tai žodžiu, užsukau į tą parduotuvėlę. Ir mano dideliai nuostabai, žinokit, gavau. Aišku, partijos numeris skiriasi. Aš kaip ir nusikirpau siūlo galiuką, kad spalva maždaug pasižiūrėčiau, nes kartais būna kardinaliai nuo partijos skiriasi atspalvis, bet pati pardavėja net mane patikino, kad Gazalio ne taip dažnai skiriasi. Nu, aš aišku, daug kartų su dropsais nudegusi. Ir žinokit, va taip, kad žiūrint pridėjus, man rodos, kad čia aš išlašiau gal aukso puodą. Tai va, tai nusipirkau 2 kamoliukus, 2 kamoliukai šitos man reikalingos spalvos, tik tai, žodžiu, ir te buvo tenai. Tai kaip ir bandysiu jau susisuksiu tais 2 kamoliukais, klausykit jau čia kiek aš galiu megzt. Šiaip realiai man dabar reikia išmegzti dar 2 eilės, žodžiu, su pagrindinė spalva, tada vėl turiu išmegzti 2 eilės su žvyneliniu siūlu, jau to žvynelių siūlo irgi jau šviečia pas mane pabaigtuvės. Nu, bet trupus miltai, kas per siūlai šiais laikais, žinokit, negaliu pakęst. Net šitam žvynelių siūlė sintetiniam, nu klausykit, bemegzdama randu mazgų, nu pasiutimas kažkoksai. Tai va, tai teks man, žodžiu, dar eilės išmegzti su šitais. Ir žinokit, galvoju, kad paskui jau čia man netiek daug jau ir liks to mezgimo. Šiaip bandysiu sutilpti su mezginio pabaiga, kad būtų pusė
taip sakykim, pusė rašto ir pusė stulpelių rašto. Žodžiu, viena gera, viena išvirkščia. Nu, vat, kad išlaikyčiau tą simetriją, nu, vat, lyginant, vat, štai, nu, vat, su šitų tarpu. Tai va, ant rankovių nedariau aš specialiai, nes jau būčiau neužtekus ir šito žvynelių siūlo, kur man jo gauti, jau čia bala žinojau. Man atrodo, kažkada šios iš siūlų damos pirkau, bet man atrodo, jinai jau jų kaip ir nebeturi. Tai jau aš kiek išsimesgiau, tiek ir jau tebūnie. Nu, čia ta viena juostelė rankovų papuolus. Bet nekritiška, manau. Tai va, ir dar vienas dalykas, man būtinai reikės, žinau, ko nusipirkti. Klijų. Šitų, kai būna tekstiliniai klijai, paklijuot šiek tiek siūlų galiukams, nes šitoj pusėje aš čia jų labai kažkaip mondriai neturiu kaip užkaišyt. Ir man visai nesinori, kad šitie mano siūlo galai kažkaip kišotų, tai aš labai norėčiau va taip, va, tą siūlo galiuką iš virkščioj pusėje išvedžiot palei tą va, gerą akį. Tada aš būna padalinu siūlą va taip va, per pusę, surišu į mazgelį dar užtvirtinu ir va tuos mazgelio galiukus aš žiauriai norėčiau kur nors paklijuoti, kaip nors gražiai, ne visai, žodžiu, matomai. Tai manau, kad čia būtų tobulas būdas, nes va kiek nešioju tą savo aną baltą megztinį, tai aš žiūriu, kad jau tie siūlų galiukai irgi jau yra po skalbimų visokių, po visko jau yra ganėtinai išsipašę. Tai ką, progresas mano, žinokit, per tas porą dienų yra, nežinau, sakyčiau, gal visai neblogas, nes kai prasidės vėl darbai, aš tikrai nebūsiu tokia produktyvi, kaip kad čia per šitas atostogiškas dienas. Dabar jau leidžiu savo panaktinėti ir ilgiau pamiegoti. Žodžiu, ir tam mezgimui atrodo viskam laiko užtenka, bet jau viskas, pirmadienį išeinu į darbus. Tai vat, kaip galite matyti, turiu kavos pasiruošus, turiu saldainių, tarp kitko. Jeigu dar neragavot, rekomendacijos, ganėtinai skanūs saldainiai. Prie kavos ir ką aš čia dabar turiu to laiko, žinokit, jau viskas taisysiuosi, aš čia kažkaip jaukiai, po dekiais. Ir lauksiu Dominykos video. Tai vat, tai žodžiu, gero tada to savaitgalio. Aš šiandieną, manau, ir šiandieną ir rytoj per visą tą savaitgalį imsiuosi šito megztinio, duos Dievas, gal man visai pavyktų netgi jau jį ir užbaigti. Aišku, jau tų klijų aš čia nerasiu, kur pirkti savaitgalį, nebent internetu kažkur užsisakyti. Ir ten kelių dar rūšių, man rodos, jie būna, tai kaip ir reiks pasidomėti, kurie tie geresnieji yra klijai, tinkami siūlų galiukam. Žinau, kad Guterman gamintojas, o katrie ten tie klijai yra, reiks pasiskaitinėti. Nu tai va, gero man mezgimo, jum gero savaitgalio ir tada jau susitiksim turbūt, kai aš jau gal turėsiu, duos Dievas, klausykit, labai rimtą progresą šitame megztinyje. Nu būtų gerai šiame bloge turėti, klausykit, bent vieną normalų pabaigtą mezginį. Nu tos kojinytės, tai kaip kojinytės, nelabai čia skaitos. Tai viskas tada, tam kartui tiek. Tikiuosi, smagiai jums susižiūrėjo, žodžiu, tie visi maži siužetėliai, ką aš jums rodžiau ir ką dabar išvados. O pavyko numegzti per visą šitą laiką. Tai pirmas numegztas daiktas, tai buvo štai šitos kojinytės vaikiškos, va, iš arčiau kaip jos atrodo. Štai tokios paprastutės, išskalbtos, sutvarkytos, dabar reikia nupirkti tik tai dėžutę, gražiai supakuoti ir padovanoti. Tai vat vienas darbas, tada petit šitas šampaninis kardiganas. Ką aš čia dabar su juo turiu? Turiu, nei daug, nei mažai, žinokit, čia tik tai kraštai pasiraitę. Turiu atskirtas rankovės jau. Dydis, kaip galite matyti, toksai, nežinau, atrodo, lyg normalus turėtų būti. Nu, dar aišku, čia viskas šiek tiek sutraukta virbalų, nors metrinis valas. Tai vat, progresas yra štai toksai. Nugaros dalis. Nu, vat, kaip galite matyti, atskiriau rankovas ir kelias eilutes, žodžiu, pasimesgiau. Ir viskas. Šiaip, užsikabinu. Turiu tokį
jausmą, kad šitas mano, žodžiu, mezginys bus ilgas ir nuobodus. Nes pasikartosiu, kad mezgu iš medvilnės ir tai nėra pats smagiausias siūlas mezgimui. Tai vat, toksai procesas ir aišku, dabar svarbiausiai tai yra, ar man pavyko numegzti, ar nepavyko numegzti tą savo šlapenkos spalvos megztinį. Tai žinokit, pavyko. Pavyko man jį numegzti, tik tiek, kad aš jį jums parodysiu kabantį ant pakabos. Jisai yra numegztas, va štai, numegztas, išskalbtas, galiukai yra paslėpti, prisipažinsiu, kol slėpiau galiukus, tai suvalgiau, nežinau, turbūt kilogramą saldainių, nežinau, iš kur tų galiukų čia pas mane tiek buvo. Kiek tiksliai jisai sveria, negaliu aš jums atsakyti. Man liko nuo antro kamuoliuko siūlų, tai žodžiu, pabaigiau. Turbūt jeigu nebūčiau pradėjus filmuoti šito vlogo, tai nebūčiau pabaigusi, bet čia labai geras spyris į užpakalį būna pabaigti, žodžiu, procesus, filmavimas video. Vis tiek tai norisi kažką tokio parodyti. Nu, čia vat nugaros pusė. Ir vat, nu, čia kabėjo truputėlį, jisai tai pasideformavo, nu, vat, nugara ir priekis. Neturiu dar nei nuotraukos, nei video ant savęs, jisai, vat, žodžiu, vakar vakare išskalbtas, išdžiūvęs, viskas tvarkoje su juo yra. Ir sakau, dabar reikia nusipirkti tik tais klijų, nes siūlų galiukų, žinokit, suslėpiau aš juos, surišau, kaip ir sakiau, bet yra, žinokit, aš labai noriu juos paklijuoti. Netrodo man jie saugiai ir nenoriu pradėti nešioti, kad man jie neišlystų į gerąją pusę, nes kol kas vat atrodo štai taip. Tie siūlų galiukai, man norisi juos truputėlį patepti klijais ir pritvirtinti išvirkščioje mezginio pusėje. Tai vat, tai žinokit, ką aš galiu pasakyti, kad spalvą pasirinkau maksimaliai blogą. Baltas, man šitas megztinis su auksiniu liureksu žiūrisi fantastiškai gražiai. Šitas, nu toksai, sakyčiau, apie nieką toksai, nežinau. Nu, bus toksai kasdienis megztinis, užsimesti kažkur eiti. Tai vat, tai žodžiu, labai norėjau aš jį nusimegzti, šiaip jis turėjo būti rožinis, bet gavosi kas gavosi. Nu, vat, štai pagrindinis, žodžiu, šio vlogo herojus yra pabaigtas. Nu ir viskas, tai ką tada, video ko gero kelsiu vat šiandieną pirmadienį, man vat reikėjo nufilmuoti tik tai pradžią ir pabaigą video, aš tai padariau ir ką ruošiuosi aš lėkti į darbus, atostogos mano dėja baigėsi, kaip sako, atostogos turi vieną didelį minusą, jos kažkada, žodžiu, baigėsi. Tai viskas, aš grįžtu į darbus ir manau susitiksim jau sekančiame video. Planas yra megzti šitą šampaninį pagal galimybės ir norą ir manau, kad reikia man pradėti megzti kažkokias tai kojines, kad pagaliau nufilmuočiau jums dar video apie tai, kaip megzti kūną bumerangą su tuo kelties trikampėliu. Tai vat, ačiū, tikrai nuoširdus ačiū, kad pažiūrėjot. Nežinau, dabar madinga labai sakyti, kad, žodžiu, paspauskite like, paspauskite subscribe. Žodžiu, būsiu dėkinga mūsų vis didėjančią bendruomenę mezgiminę. Ir ką tada, iki susitikimo sekančiuose video.